Sveiki draugai, šiandieną būsim dviese, aš ir mano draugė gitara. Tema tokia - ego ir muzika. Tikiuosi mes panagrinėsime tai, kas svarbu kiekvienam. Kada žmogus papuola į savo ego spąstus, per savo materialinės iliuzijas. Žmogus yra materialus. Jis dar konfliktą su savimi. Ir gal nepriklauso dvasingumui, bet tai nieko baisaus. Ateis laikas, jis pasieks savo. Bet kaip išvengti ego mums kuriamų spąstų? Kai žmogus taip pasiduoda ego spąstams, aišku, neišvengs jisai kančių. O ego tai mūsų sąmonė, sakyčiau, taip, sąmonė laikysis įsikibusi savo pozicijos iki paskutinio mūšio, neužleis savo pozicijos. Supraskit, ego tai mūsų sąmonė. O kas yra pasąmonė? Pasąmonė tai vartai į mūsų sielą, per ją į dvasią. Ego nėra mūsų priešas, ego moko mūsų kaip išgyventi fizinio gyvenime. Be jo mes nemokėtume eiti į darbą, auginti vaikų. Taisyklės yra tam sukurtos, bet ateina amžius virš 40, kada pradedam galvoti apie dvasingus dalykus. Vaikai, šeima, darbai, karjera. Jau viskas padaryta atrodo. Kai žmogus pradeda galvoti nejučiom apie dvasingumą, ir tada svarbu yra mokėti teisingai išeiti iš ego, iš mūsų gerai ištreniruotos sąmonės prado. Sąmonėje sumodeliuotų situacijų, kurias mums išmokė mokykloje, tėvai ir gyvenimus. Ir reikia mokėti išsaugoti ir mokytis vidinės meilės, besąlyginės. Žmogus per gyvenimą bėga, tarsi per mišką, knibždantį materialaus parado mintimis.
mus aplanko 60 000 minčių. Ir tokiame miške labai daug gaudyklių. Spąstų, išstatytų tinklų ir iškastų ego duobių. Ir žmogus bėga per gyvenimą kaip tarsi per mišką. Kryždanti tų visų minčių, nepastebi duobių, nepastebi ir spąstų. Todėl turi žmogus bėgti atmerktomis akimis ir aiškiai matyti, ko jisai siekia. Jis turi išmokti įsisukti iš spąstų ir matyti tas kliūtis, suprasti, kad visa tai ne jo, kad visa tai jis turi išmokti, apeiti, nes jo gyvenimas jau virš 40. Jo, gražu. Pasikeičiam draugų. Ir dar pasikviesime kitų. Dėsime žvaigždučių. Vietoriams užsipildė, tęsime toliau. Per žmogišką protą, tu su sąmonė, su siela siekia susijungti su jomis. Materiją be visą laiką panaudoti mūsų savo tarnyboje. Ir nors ego mūsų tarnas, kuris turi mums padėti, jis tampa mums šeimininku. O siela visada siekia susijungti su kūrėju. Aprūpinti save vėliau tą viltimi, o ne kamuotis. Tik trumpomis egzistavimo akimirkomis atgimdama vis naujuose kūnuose. Todėl žmogus beveik niekada nebūna patenkintas tuo, ką pasiekia išoriniame gyvenime. Kadangi tikrosios vertybės ateities aprūpinimai ne tik tai materialūs, bet ir dvasiniai. Bet egoje
nepasiekia. Jis draugė savo dar. Taigi žmogus niekada beveik ir nebūna patenkintas, nes tai, ką pasiekia išorėje, o siela siekia pasiekti dvasiškai viduje, tada ir skirtumas. Todėl mūsų tampa gyvenimas kaip stygas, kaip gitaros stygas pardavėjas. Taigi, jeigu pasižiūrėsime šiandieną į žmonės, tai galim pastebėti išoriškai, kokie panašūs į pokalbiai ir elgesys. Žmonės panašus. Žmonės panašus. Nors kur tai mano nepanašus. Taigi, jeigu dar giliau įsigilysime visą tai, matysime į atskirus tokius individus. Yra tokių žmonių, kurie skiriasi nuo kitų, ne tik savo išvaizdą, bet ir gyvenimą. Tačiau tas vadinamasis individualumas yra ant tų pačių pamatų ir tų pačių rėmų, ant tų pačių nesibaigiančių žmonių problemų. Nors jis turtingas ir galingas, bet ant tų pačių rėmų, ant tų pačių pamatų patenkas atsisinauja. Vieną daugiau, pas kitą mažiau, bet vis tiek problemos. Taip, nukrypau truputį iš šalį. Nukrypau truputį iš šalį grįžti iš naujo, kad atsimintumėte. Sustojau kur? Yra turtingų individų mūsų tarpe. Jie turi viską, bet ir turtingų ir neturtingų viskas ant tų pačių pamatų
ant tų pačių rėmų, ant tų pačių nesibaigiančių žmogiškų problemų, ant norų ir materialinių poreikių. Labas, Alina. Labas. Taigi, kaip matome, bet kaip išsiaiškinti savo vietą šitoj pasaulėdaroje? Ateina laikas, ateina klausimai, kurie peržengia fizinės materialinės ribas, kur gauti dvasinius atsakymus. Ir jame klausimas, ar užmerkti akis ir gyventi, kaip gyvenai iki šiol? Ar gyventi iki šiol užgertus akis, ar vis dėlto pradėti nelengvą kelią, ieškoti tai, kur tave kviečia siela, pažiūrėti kažko daugiau, dėl ko tu gimei. Čia nelengvas kelias, kas negali arba nenori, geriau likite ten, kur buvote iki šiol. Taigi, mūsų ego tai mūsų sąmonė. Jinai gerai išmoka mus gyventi, pereiti gatvę, nueiti darbą, pasiimti atlyginimą, išauginti vaikus. Sąmonė geras dalykas, ego geras daiktas, kaip ir mano gitara. Mane klauso, jinai man tarnauja. Bet ego mūsų tarnas, o iš tikrųjų pasidarė mūsų šeimininkas. Klausimas, kas būtų, jeigu mano gitara dabar taptų mano šeimininku, o aš vis tarnas? Melodijos aš neįtirstu. O kas yra pasąmonė? Pasąmonė yra kelias į sielą. Vartai į sielą. Ir sąmonė laiko savo pozicijas. Ego nenori užleisti pozicijų. O mes tiek metų mokėmės, treniravom tą ego, padarėme savo šeimininku, o paskui tampame dvasingai ir sakom, ego, dabar tave padarysi savo tarnu, kaip to priklauso, ar būsiu tavo šeimininkas, o ego sako, ne, palauksiu. Vyrutė, mes pasigalinėsim truputį. Aš savo pozicijų taip lengvai tau neužleisiu. Nukrypsim truputį. Ir pavirsti grįžau. Taigi, mokyklai mokė mūsų sąmonė, mūsų ego, kaip reikės tarnauti gamykloje. Arba ofise. O klausimas, blemba, kur gauti atsakymą, kaip tą dabar užaugintą ego priversti tarnauti savo, kur rasti atsakymą, kur rasti tokį mokytoją, bet dar kur svarbiausia rasti laiko. Viršininkas reikia šaukia, maži vaikučiai valgyti nori, vyras nepatenkintas. Siela sako, ai, alio, būdau, atsigręžk į mane, pas mane nėra laiko. Lempas tik egzaminą kažkur tai pateriuoju 8 valandas. Kaip šito, kai tu kalbuosi, laiko nėra, resursų nėra, mokytojų nėra. Kaip daugeliui iki gyvenimo pabaigos ego ir lieka šeimininku.
Svarbiausia, taip galima irgi gyventi. Ir patogu, kol nespaudžia batai. Bet kai pradės spausti batai, tai ne visiems aišku spaudžia. Bet mes visi žinome, kol batai nespaudžia, mes atsakymo neieškome, nes mes komforto zonoje. Ir kada batai pradės spausti, koks mūsų noras yra svarbiausias. Mums nereikia nei sporto, nei striptizo. Svarbiausia tos batus nusimauti. Taip ir su šito ego ir su sielos kaišymu. Kol gyvenimas neįvaro mūsų į kampą, mes niekada nesimsime su ego kovoti. Nėra šansų nugalėti. Galima pradėti, kol dar esi komforto zonoje. Ir čia labai sudėtingas kelias, tai reikia turėti gerą mokytoją. Dažniausiai pradeda kovoti tie, kurios likimas įvarė į kampą, kuriem pradėjo kapitalinį remontą, griauna viską, rauna stovą. Ateina ligos, avarijos, gaisrai ir kitos bėdos. Tada klausimas, tu išgyvensi, jeigu nugalėsi savo ego, savo protą. Nes tavo protas tave susargdina, tau prišaukė avariją. Ką jis ten tau padarė? Apvogė, ne jis, aišku, pasikvietė kažkokį tai ten narkomaną arba dar gaują, kad jis jos pakvietė. Jeigu protas jūs susargdino, tai tikysis, jis jūs gali ką įgyti. Tai yra. Tai kaip išsiaiškinti šitoje vietoje savo šitai pasaulėdaroje ir jeigu neužleisti akis, kaip paprašyti savo dvasinių mokytojų, kurie galbūt kažką daugiau pasiekė arba ten gyvena aukštesnių dažnių erdvėse, svarbu, kas ką turite. Vieni gal ieško šalia, kiti tenais aukštai danguje. Atsakymas dažnai ateina įvairiais pavidalais. Arba sapne, ar dar kažkokio tikslo žmogų. Ir jis tą padės įveikti sunkią ligą, padės tau pasveikti, o tu pasveikdamas susirasi savo sielą, išmokysi gydyti kitus, įgausi jautrumo ir empatijos, ir tu matysi, kad tau vadovauja ne ego, o tavo sielos skleidžia meilę. Bet reikia turėti mokytoją. Nesidarkime kitų žmonių. Svarbiausias dalykas. Mes nežinome, ko jie atėjo į pasaulį kitą. Tai mums šiandien gerai sekasi, turim darbą, šeimą, vidutinę klasę arba aukštesnę. Tai kiek yra daug žmonių, kurie turi būti nusikaltėliais, kerštautojai kailyje. O mes neturime smerkti jų, nes kažkada jie smerkė tokius šiandieną šiame gyvenime, kas tik į reinkarnaciją, aišku. Patys yra tie ir moko mus, kad mes jų nesmerktume. Todėl norėdami pasveikti,
Žmogus turi pradėti gyventi ne pagal proto, ego, sąmonės, o pagal širdies principus. Pagalbėsime tą kartą apie tai. Svarbiausia, gitara buvo su mumis, man labai buvo gera. Tai neturi ką pasakyti, paėmė ir pagroju. Tik supraskite, kad jeigu norėsite pasveikti ar įveikti problemas, turėsite pradėti gyventi ne pagal proto jėgos principus, pagal kuriuos gyvename konkurencijoje. O reikės susirasti širdies principus. Tai gitara turi stygas, nedaug stygų, pagalys. Ir vis tiek kažkuo sugroti galima. Taip ir su siela, daug nuveikti. Malonu, kad buvote susirinkę šiandieną ekspromtu. Darmadariai. Mėgstu tampyti jūsų stygas. Beveik koncertas. Dialogas su gitara. Jo, kai žmogus neturi ką pasakyti, pradeda groti. Čia kaip taisyklė. Malonu buvo susitikti, iš anksto kitąsyk pranešiu, buvo smagu pabandyti. Ar gali išmintis kartu su gitara nemokamą koncertą padovanoti ir dar kažką tai pasakyti? Mano profilyje Facebook'o parašys, patiko, nepatiko, naudinga. Okay. O kai pašauksite paploti, pakartoti, o ir aš pakartosiu. Iki sekančio. Iki.